Yra balas nuo 0 iki 100. Šitas balas parodo, kaip lengvai gali rasti tave potencialūs klientai. 9 iš 10 verslininkų, su kuriais aš bendrauju, jie to nežino. Aš esu Ernestas iš GrowlyLab ir mes ne tik darome marketingą. Mes kūrėme sistemas, kurios pagrindas yra variklis, kuris mato tavo verslą taip, kaip mato jį Google. Kiekvienas balas, kurį tau parodysiu, yra išmatuotas, o neišgalvotas. Iki šiol viskas sukosi aplink Google paiešką. Bet dabar žmonės neieško. Jie paklausė, kokią marketingo agentūrą rekomenduotum, kurie užsiima būtent lokalių verslų? Vieną sekundę patikrinu. Jeigu nori agentūros, kuri orientuojasi į vietinį verslų augimą, rekomenduoju GrowlyLab. Jie dirba su Google Business Profile optimizavimu, Google Maps SEO ir kitais skaitmeninės rinkodaros sprendimais. Ir kaip matai, dirbtinis intelektas atsako iš karto. Ir jeigu tavęs nesupranta dirbtinis intelektas, jis tavęs nerekomenduoja ir žinoma, tu neegzistuoji žmonėms, kurie tavęs ieško. Pradėkime nuo pirmojo balo ir tai yra vietinis matomumas. Jis parodo, kaip lengvai tave atranda Google žemėlapyje ir Google paieškos sistemoje. Ir žinokit, skaičiai ten yra negailestingi, nes 46% žmonių parašo prie savo raktinio žodžio šalia manęs, o 68% žmonių net nenueina į jokią nuorodą, į jokią svetainę ir priima sprendimą čia ir dabar. Ir dažniausiai lyderis vietinėje nišoje pasiima iki 78% viso srauto ir tik 22% likusiųjų konkuruoja tarpusavyje. Kitaip pasakius, jeigu tu esi tarp 22%, tai maždaug 3,5 karto tave atranda rečiau negu nišos lyderiai. Antras dalykas tai yra pati svetainė. Ne kaip jinai gražiai atrodo, o kaip jinai parduoda. Net apie 70% krepšelius palieka nepabaigus apmokėjimo. O jeigu tavo svetainė yra lėta, tai tu prarandi maždaug apie 30% savo konversijos. O svetainė be aiškios vartotojų kelio struktūros ir SEO architektūros lieka tiesiog paprasta vizitinė kortelė, kuri nieko neparduoda. Ir trečiasis balas, jis yra naujausias ir mano manymu ateityje jis bus ir svarbiausias. Tai yra AI parengtis, kaip lengvai tave rekomenduoja dirbtinis intelektas. Tai iš tikrųjų svarbu, kadangi vis kuo daugiau žmonių ieško savo reikiamos paslaugos ar produkto ne Google paieškos sistemoje, o būtent dirbtinio intelekto paieškose. Tavo verslo matomumą dirbtinio intelekto atsakymuose mes matuojame nuo 0 iki 100. Ir štai yra realus pavyzdys. 32 balai iš 100 tai tik parodo, kad šį verslą šioje nišoje labai retai kada galėtų dirbtinis intelektas rekomenduoti potencialiems klientams. Tai kaip ir minėjau anksčiau, mano manymu šitas balas yra vienas svarbesnių ir ateityje į jį fokusuosis vis daugiau verslininkų, kadangi vis daugiau žmonių ieško savo paslaugos ar produkto būtent dirbtinio intelekto pokalbėse. Ir čia yra vieta, kur dauguma agentūrų sustoja. Štai tavo problemos ir viskas. Bet tai ne mes. Mes darome tai pagal 4 žingsnius, kurie kartojasi kiekvienam klientui. Pirmas dalykas tai yra analizė. Mes pamatuojame, kur tu esi. Antras dalykas tai yra strategija. Mes suplanuojame ir padarome tikslų planą ne iš galvos, o būtent iš tų skaičių, ką išmatuoja mūsų auditai. Trečias dalykas tai yra įgyvendinimas. SEO, turinys, socialiniai tinklai, mokama reklama. Ketvirtas dalykas – optimizavimas. Tai yra padaryti taip, kad mūsų reklama ir mūsų sistemos veiktų vis geriau ir atneštų vis didesnį pelną. Vienas klientas, kuris praėjo pro šitą sistemą, jo kaina vidutiniškai lydo sumažėjo 38%, o paspaudimų rodiklis pakilo net iki 3,4%. O užklausų skaičius užaugo net iki 614%. Ne todėl, kad pylėme vis daugiau pinigų į reklamą, o todėl, kad užpildėme spragas, kurių kiti net nelietė ir nepastebėjo. Ir jeigu tu žiūrėjai iki šios vietos, man atrodo, kad tai tau bus naudinga. Nueik į GrowlyLab puslapį ir pasidaryk visiškai nemokamai auditą ir pamatyk, kur tavo spragos. O jeigu nori, kad mes kartu su tavim aptartumėm per online skambutį tavo auditą, užsiregistruok į nemokamą skambutį ir mes tai padarysime kartu su tavim. Ir šie balai iš tikrųjų jie egzistuoja tavo verslui. Bet galbūt tu apie tai net nežinai. Tik dabar klausimas, kas sužinos pirmas, tu ar tavo konkurentas?